Kokie maisto papildai praktiškai garantuotai, kad būtų reikalingi kiekvienam paprastam lietuviui? Kompanijos gaminančios maisto papildus jau ir labai pasižiūri į tas žaliavas, kurias perka, nes jeigu tu perki žaliavą kažkur iš trečiųjų šalių, ten velniai žino su kokiais toksinais ir taip toliau, tai tu, žodžiu, geri ne vaistą, ne kažkokį tai gerą dalyką, bet geri nuodus. Aš visada rekomenduoju geriau dažniau, bet mažesnėmis dozėmis rinktis ir įsotinti, nes smūginės dozės jos neįsotina, jos tam tikram laikui užkelia, bet po to lygis jisai krinta, nes nėra įsotinimo. Sakyčiau, reikėtų žiūrėti pačias formulės, kur yra visa Mendelejevo lentelė, aš tokių maisto papildų nerekomenduočiau rinktis. Tai turbūt yra vienas svarbiausių dalykų, ką apskritai reikia suprasti apie papildus. Kokie būtų patarimai, kad papildus organizmas geriau pasisavintų? Ką reikia žinoti? Labas, aš esu Simona, čia mano laida Kūno magistras, kurioje kalbinu įvairiausius žmonės, savo sričių specialistus tam, kad visi kartu atrastumėm ir suprastumėm, kaip veikia mūsų kūnas, protas ir mintis ir kad sužinotumėm, kokiais paprastais kasdieniais pasirinkimais mes galim pagerinti savo sveikatą, savo savijautą ir bendrą gyvenimo kokybę. Šiandien Kūno magistro tema yra maisto papildai. Jūsų prašyta, jūsų laukta ir jūsų klausimai suformuota laida. Tam, kad aš galėčiau tinkamai atliepti jūsų poreikį, į svečius pasikviečiau Rūtą Trakšelę. Rūta yra vaistininkė, 2 vaikų mama, šiuo metu studijuojanti endobiogeniką ir vedanti Instagram profilį vaistininkės patarimai, kur dalinasi įvairiausiais su maisto papildais ir vaistais susijusiais dalykais. Mes su Rūta turėjome labai išsamų pokalbį apie tai, kaip pasirinkti maisto papildus, kaip žinoti, kad maisto papildų apskritai reikia, kokias jų kombinacijas yra verta vartoti, į ką atkreipti dėmesį renkantis atskirus maisto papildus, o galbūt verta vartoti apskritai multivitaminus. Pakalbėjom apie daugiausia dėmesio sulaukiančius maisto papildus, tokius kaip vitaminas D, žuvų taukai, magnis, B grupė, geležis. Aptarėme, kaip vartoti maisto papildus dienos eigoje ir pagrindinius mitus ir klaidingus įsitikinimus, kuriuos kartais žmonės turi apie maisto papildus apskritai. Aš tikiuosi, kad šitas epizodas jums bus praktiškai labai vertingas ir naudingas, o jeigu jaučiate, kad turite dar daugiau klausimų, tai galite juos šauti po šito epizodo komentarus. Šios Kūno magistros laidos pagrindinis rėmėjas yra Livin, didžiausias sveikų ir ekologiškų produktų tinklas Baltijos šalyse, kuriame galima įsigyti kruopščiai atrinktų ir įvertintų maisto produktų, maisto papildų, natūralios kosmetikos ir namų švaros priemonių. O kadangi šitas epizodas yra apie maisto papildus, Livin mus kviečia susipažinti su atsinaujinusiu prekės ženklu Zain Pharma. Tai yra itin kokybiški ir natūralios sudėties maisto papildai. Zain Pharma yra vokiškas prekės ženklas ir vokiečiai pasižymi savo preciziškumu ir tuo, kad jie užtikrina maksimalią kokybės kontrolę. Tai reiškia, kad jų gamybos procesas yra aukščiausios kokybės ir žaliavos yra aukščiausios kokybės. Jie šitą dalį gali garantuoti. Mums kaip vartotojams tai reiškia 3 pagrindinius dalykus. Pirmas, tai kad produkte bus tikrai tas, kas yra parašyta. Antras dalykas, tai kad reiškia, kad jis bus maksimaliai pasisavinamas ir mūsų kūnui draugiškas. Ir trečias dalykas, tai yra, kad mes realiai iš tų papildų gausim efektą, kurio norime papildus gerdami. Zain Pharma atsinaujino ir iš tokios nuosaikių ir šviesių spalvų dabar mes turim tokią visą spalvingą jų paletę ir spalvinis kodas irgi turi savo reikšmės. Pavyzdžiui, visi geltonuose pakuotėse esantis papildai bus vitaminai arba mineralai. Pavyzdžiui, čia mes turim choliną, bet taip pat yra ir geležis, yra vitaminai D, vitaminas C ir panašiai. Oranžinėse pakuotėse mes rasim viską, kas susijęs su omega-3 ir žuvų taukais, krilių taukais ir panašiais dalykais. Žaliuose pakuotėse bus natūralūs augaliniai produktai. Pavyzdžiui, įvairiausi polifenoliai, antioksidantai arba, pavyzdžiui, čia mes turim kvercetiną, dar jie turi ginko biloba, kas labai padeda atminčiai ir kognityviniai funkcijai gerinti, o violetinės pakuotės, pavyzdžiui, čia mes turim L-tianiną, bus amino rūgštis. L-tianinas beje irgi labai padeda kognityviniai funkcijai ir gali padėti tiem žmonėm, kuriem reikia tokio protinio produktyvumo, geresnio susikaupimo, aštresnių smegenų ir panašiai. Ir Zain Pharma apskritai turi labai daug papildų savo asortimente, daugiau negu 130 skirtingų papildų rūšių. Didelę dalį jų galima įsigyti Livin parduotuvėse ir apsipirkti aš kviečiu tiek fizinėse Livin parduotuvėse, tiek internetu livin.lt.
Labas, Rūta. Labas, Simona. Labai faina, kad čia atėjai šiandien su manim pasikalbėti apie maisto papildus. Mes turim šitą temą, kuri buvo labai pageidauta tinklalaidės žiūrovų ir didžiulis įsitraukimas buvo mano Instagram sekėjų, kurie irgi norėjo užduoti klausimus, tai aš taip šiandien juos sukombinavau ir tikiuosi, kad mes taip spėsim per tą valandą maksimumą apkalbėti dalykų. Labai greitai. Labai greitai, bet aš žinau, kad tu turi neišsemiamas žinias pas save viduje ir tu turi tą poreikį dalintis, nes ir savo Instagram paskyrą Vaistininkės patarimai, kuri tai pabandysim kažkaip suderinti tą žinių troškulį. Labai greitai valanda. Taip, bet mes abi šiaip, man atrodo, sugebam kažkaip gerai kontroliuoti tą laiką. Jo, bandysim. Įžangai gal noriu savo tokį, nežinau, atsispyrimo tašką pasakyti, kad, pavyzdžiui, aš pati nesu joks maisto papildų priešininkas. Aš kaip tik galvoju, kad mes jau šiais laikais yra sudėtinga užtikrinti, kad mes tikrai labai kokybiškus maisto produktus gautumėm, kad mes gautumėm kaip įmanoma mažesnę toksinų apkrovą ir visą kitą. Ir aš tiesiog tokį, turiu pati savo požiūrį, kad maisto papildai yra kasdienybės dalis, jeigu jie yra taktiškai, kokybiškai, gerai inkorporuoti į kasdienybės rutiną. Bet man įdomu bus tavo požiūrį išgirsti. Tu turi tokį labai visapusį ir išsilavinimo prasmės per išsilavinimo perspektyvą ir per asmeninio domėjimosi perspektyvą ir tu gali labai labai plačiai šitą dalį išnagrinėti ir pakomentuoti, bet tavo turbūt tokia pagrindinė stiprybė, kaip mano pašnekovis, yra, kad tu nesi tik teoretikė, bet tu realiai esi vaistininkė. Pas tave ateina žmonės ir jie ateina su savo įsitikinimais, su savo klausimais, su dalykais, kuriuos jie nori išsiaiškinti. Tai vat, kai ateina srautas žmonių, kokius tu pagrindinius pastebi, nežinau, tendencijas ar klausimus, ar nuogastavimus, kažkokius tai, su kuriais jie ateina ir domisi apie tos maisto papildus. Tai vat... Pirmiausia, atsakant į tavo klausimą apie savo asmeninį požiūrį į maisto papildus, nes tai irgi yra labai svarbu, kokį aš jį turiu, tai aš tikrai pritariu, kad juos reikia vartoti, aš manau, kad reikia vartoti, aš nesu prieš juos kažkaip nusistačius, bet tu labai teisingai pastebėjai, kad tą daryti reikėtų apgalvojant kaip, kiek, kodėl ir su visomis žiniomis ir pagrindu po tuo. Dabar kokie yra kiti tie vartotojai arba vadinami pacientai, tai jų yra kelios rūšis arba, sakykime, net ne tiek pacientai, bet kiek jų požiūris. Tai vieni galvoja, kad tai tikrai yra apgavystė, tie maisto papildai, kad mes užtektinai visko gaunam iš maisto, na ir aišku, kad mums jų nereikia ir kad čia tai yra tik tai farmacijos biznis, siekimas pasipelnyti, o dar geriausia, kad vaistininkai apgaudinėja ir nori papildomai užsidirbti. Nu, čia įkišat produktus. Žodžiu, kišam tai, ko nereikia žmogui, žodžiu, svarbu, kad jisai nupirktų. Tai jau toksai išankstinis nusistatymas ir tokių žmonių tikrai yra labai daug. Tiesą pasakius, aš jų nebandau perkalbėti, nes čia, žinai, jeigu vaistas, pavyzdžiui, tu įsitikinęs esi, kad neveiks, tai tikėtina, kad jis ir neveiks. Tai yra toksai placebo efektas. Kita dalis pacientų, tie, kurie norėtų, tačiau nežino nei ką, nei kaip, nei kodėl, tokie labai faini yra, nes jie ateina, tu jiem gali parekomenduoti, jie tavimi pasitikė, aišku, tu irgi turi už to stovinti savo vardą, tu tikrai niekam nenori pakenkti. Atsakomybė, ne? Vienareikšmiškai, ašgi nenoriu, kad tau dabar būtų blogiau, aš tau noriu patarti taip, kad tau būtų geriau. Jeigu galbūt aš kažko nepataikiau ne dėl to, kad aš, specialiai tą norėjau padaryti, bet galbūt tu man ne viską pasakei, kuo tu skundėsi, ar ne? Galbūt tu ne visas ligas man pasakė, kas tau yra, kas galėtų, tarkim, turėti įtaką pasisavinimui ir panašiai, bet niekada specialiai niekas nenori pakenkti. Tai tokiam žmogui tu visą laiką gali patarti, jisai tikrai klausosi tavęs ir jisai nori išgirsti ir jisai užduoda tam tikrus klausimus. Ir tokia trečia kategorija arba trečias požiūris tai yra tų pacientų, kurie jau ateina labai daug žinodami, nes dabar interneto platybės neaprėpiamos ir labai daug yra informacijos, visokios yra informacijos ir su visokia pacientai ateina, bet jau jie ateina su tokiu bagažu, kur kartais aš sakau, wow, geras, aš irgi, žinai, nežinojau ir eisiu paguglinti arba pasiskaityti, ar tikrai ta medžiaga, tarkim, daro tą ir tą, apie ką tu man sakai. Tai tokios 3 kategorijos ir aišku, su jomis reikia skirtingai jas reaguoti ir su jomis dirbti. Aha, labai įdomi ta trečioji, nes iš tikrųjų informacijos yra beribis spektras ir jos gali būti tiek visiškai klaidingos,
klaidinančios, tiek Taip. labai teisingos ir tau tada reikia atspėti kaip vaistininkiai, kuriam spektro daly, kurio yra tas klientas, pacientas, kuris atėjo su tavimi padiskutuoti, Dažniausiai išnekėsi, pamatai, vėlgi tu labai jauti žmogų, koks jis yra, kokia jis emocija atsineša, kokį jisai požiūrį atsineša. Jeigu jisai labai daug žino ir labai daug prisiskaitęs neteisingos informacijos, bet jo požiūris, kad jisai nori daugiau sužinoti, tu jį ir įdėsi, žinai, kaip į tą indą. Bet jeigu ateina žmogus, kuris labai daug žino prisiskaitęs, bet jisai įsivaizduoja, kad jo informacija yra teisingiausia, nors tu jam pasakysi, kad ne, žinok, čia truputį kažką ne ten nuskaitai arba taip nėra. Bet ne, jis bus aklai, žinai, įsitikinęs, kad va taip jisai skaitė, matė, jam tas žmogus, pavyzdžiui, kuris pasakė, yra autoritetingas ir viskas, ir tu jo nuomonės nepakeisi. Tai čia va dar ta paskutinė kategorija dar gali būti išskirta į dvi, kur, žinai, arba tu nori pasimti kažką, sužinoti informaciją, arba tu jau, žinai, pats susiieškoji ir esi teisiausias ir daugiau nieko kito tau nereikia. Tai čia turbūt, kalbant apie klaidingus įsitikinimus, dalis ir yra va tokių, kurie yra pernelyg stipriai įsitikinę. O tarkim, ta vidurinė, man visai patiko irgi tas vidurinis segmentas, taip, kurie ateina su smalsumu ir ieškodami kažkokios konkrečios pagalbos. Kokių jie kartais būna, kad turi, vat, tas paprastas average Joe, kokių turi klaidingų įsitikinimų apie maisto papildus? Na tai vėlgi, tie įsitikinimai ateina iš tos perdėm didelės reklamos arba to brukimo, ar ne, kad, nu, va, tarkim, jie įsitikina, kad va šita va forma yra geresnė už kitą, nu, va, labai paprastas pavyzdys. Kažkada, dabar paskutiniu metu nemačiau, reklama yra tai, kad, nu, va, tarkim, tam tikram produktui yra 1000 mg žuvies taukų. Aha. Bet taigi ne žuvies taukai tau yra, ar ne, reikalingi, bet juose esančios rūgštys ir kiek tenai, va, jau tų rūgščių, bet ne pagal reklamą, supranti, jam reikia dabar to 1000 mg žuvies taukų, tai tu jam tada jau ateini ir aiškini, kad tau ne to reikia, čia tik tai reklama, tau reikia to ir to. Tai va, bet dažniausiai tokie žmonės, jie klausosi, jiem yra įdomu, jie girdi, ką tu sakai, ir linkia pasitikėti. Tai va tas džiugina, nes tokie žmonės dabar jau kuo daugiau ieško informacijos ir nori tos informacijos gauti, todėl kad jau ta vakarietiška medicina nebe visus atveda prie sveikatos. Taip. Tai va ir iš to ateina, kad metas man pačiam pradėti galvoti, ką čia daryti ir pačiam pradėti mąstyti. Ne tai, kad man padavė tabletę, aš ją išgėriau, bet ką aš čia geriu, kodėl geriu, kaip geriu, o gal man to nereikia, o gal man reikia kažko kito ir panašiai. Tai vat... Čia labai gera įžvalga yra, kad reklama šiaip savaime nėra blogas dalykas, nes mes per reklamą galim sužinoti, kokių produktai egzistuoja ir galbūt surasti geresnių galimybių, ypač, pavyzdžiui, kai ieškom nuolaidų ir panašiai, tai viskas yra tvarkoje, bet turbūt reikia suprasti, kad reklama negali būti pagrindinis šaltinis apie konkrečias medžiagas, kurių tau trūksta, kad visgi šaltinis informacijos apie ten miligramus ir kas realiai tose miligramuose turi būti, jis turi ateiti iš kažkokio patikimesnio šaltinio negu prekės ženklo, kuris turi produktą, kurį nori parduoti. Labai sutinku, kita vertus per reklamos 10 sekundžių ar 5 tu negali žmogui paaiškinti, nu, kaip pasakyti, visų niuansų susijusių su vitaminu D, ar ne? Tu tiesiog pasakai, kad tau reikia, jeigu vat, mažiau saulės yra, gerti vitaminą D. O kada jį gerti, su kuo negerti ir taip toliau. Čia jau yra didelis tekstas, žinai, kaip ir mes kalbėjom su tavim prieš laidą. Ir Reelsą sutalpinti kažką apie organizmą yra beveik misija neįmanoma, nes Reelsas yra 1 minutė, organizmas yra neapriepiama visata, apie kurią tu gali kalbėti nuo ryto ligi vakaro visus metus. Taip. Tai yra sudėtinga. Ir užsiminė apie vitaminą D, tai mes šiandien jį tikrai būtinai kabinsim. Jisai kažkodėl nepakliuvo tarp žiūrovų užduodamų klausimų, bet aš pati norėsiu apie vitaminą D tavęs paklausinėti. Irgi noriu tik tai pasakyti, kad šiandien aš kai ruošiausi, tai praktiškai visas mano pasiruošimas yra iš tų klausimų, kurie sukrito iš mano auditorijos. Ir aš iš karto noriu startuoti su pirmu. Justina turi tokį provokuojantį klausimą ir šiek tiek tai aptariam, bet kitų lygių pereisim. Ar papildai nėra skemas? Ar negeriau yra rinktis vaistą realų, jeigu trūksta kažkokio vitamino ar mineralo, pavyzdžiui, D vitamino arba tos pačios geležies? Ir Justina sako, kad tas klausimas jau labai seniai kirba dėl to, kad mes juk net tiksliai nežinome, ar tikrai nusiperkame tą papildą, kuris yra parašytas. Pavyzdžiui, jeigu man reikia magnio, ar aš tikrai nusiperku magnį. Ar ten D vitaminą, ar bet ką kitą, kas parašyta ant pakuotės. Tai va, tai ką mes galim Justinai atsakyti arba replikuoti? Mačiau aš tą Justinos klausimą
Čia galbūt aš savo griežtos nuomonės neturiu, kad reikėtų daryti taip arba kitaip. Čia reikėtų laviruoti. Aišku, man lengva tą daryti arba sakyti, todėl kad aš turiu tame žinių. Taip. Bet tam, kas neturi žinių, tai vat vėlgi kviečiu pasitarti su vaistininkais ar galų gale man parašo žmonės irgi aš jiem ką nors parekomenduoju arba patariu, kaip reikėtų į vieną kitą dalyką žiūrėti. Tačiau kalbant apie vaistus, dažniausiai tai jau yra didesnės dozės, terapinės skirtos, tarkim, jau nebe mitybai papildyti, pavyzdžiui, to paties vitamino D, ar ne, o smūginėms dozėms, kažkokiams ligoms esant ir taip toliau, tai jos irgi turi vietą savo, bet lygiai taip pat turi ir maisto papildai savo vietą, nes jeigu tau tiesiog reikia kažko profilaktiškai arba nėra kažkokia kritinė būklė, tai tau pilnai užtenka ir maisto papildų. Aišku, čia tik tai atsiranda toksai klausimas, kadangi jau vaistai man kaip farmacininkė, aš jau žinau, kiek jie turi praeiti, kad jie būtų patvirtinti, žinai, ir kad tikrai įrodymais paremtas yra ir klinikinis efektyvumas ir visa kita, tai taip, aš galbūt čia stovėčiau toj barikadų pusėj. Bet kita vertus yra labai daug gerų maisto papildų gamintojų, bet būtent gamintojų reikia atsižvelgti tai, kas pagamino maisto papildą, ar ne, ką tu ten gauni, kokią formą tu gauni, ar tu gauni kažkokių dar papildomų priedų, be to, kad tu gauni tą medžiagą, kurios tau reikia. Tai čia jau tokie kokybiniai dalykai, žinai, ką pasirinkti, bet taip sakyti, kad būtinai rinkis vaistą arba tik maisto papildą, nebūtinai, reikia žiūrėti pagal situaciją. Ir čia turbūt šitas patarimas turėtų ateiti pirmiausia iš gydytojo, nežinau, šeimos ar specialisto kažkokio, tai ir paskui su vaistininku, paskui paraleliai tartis irgi suteikiant. Nebūtinai, žinai, tu čia dabar taip pas gydytojus nepapulsi, kita vertus, žinai, gydytojai turi irgi labai didelės apkrovas. Taip. Jie turi labai mažai laiko domėtis apskritai, kita alternatyviaja medicina ir labai dar daug gydytojų. Tiesą pasakius, turi tą tokį požiūrį į maisto papildus, kad tai yra, negali būti niekaip tau kažkaip terapiškai naudinga, ar ne, dėja. Bet tai vėlgi yra žinių trūkumas dėl tų pačių didelių perkrovų darbų ir taip toliau. Ir jeigu, kaip ir sakiau, nėra kažkokios kritinės ūmios būklės, kada tau tikrai ten reikia to vitamino D, tos smūginės labai didelės dozės, nes tu pagal savo kraujo tyrimą vėlgi gali matyti, tai tau tikrai pilnai užtenka ateiti pas vaistininką pasitarti, nes kartais ant manęs tegul nesupyksta gydytojai, bet kartais vaistininkai tikrai žino tų tokių niuansų, kas liečia mikroelementus, makroelementus daugiau negu pats gydytojas. Manau, kad tai yra tiesa. Aš taip galvoju. Nes jūsų tikslinis mokslas yra į tai orientuotas. Tai įvairias medžiagas ir taip toliau. Netgi, pavyzdžiui, kai gydytojai, žinai, skirtingų specialybių, vienas kepenis gydo, kitas plaučius gydo, jie išrašo ten 10 vaistų, o ar jie tarpusavyje, žinai, susiderina, jau jie vienas kito nekonsultuoja. Čia jau ateina žmogus pas vaistininką. Super, gerai. Čia labai, labai gražiai šitą dalį paaiškinai ir man irgi atrodo, kad vaistininkas yra tas žmogus, kuris realiai tau gali padėti suderinti, suprotokoluoti visus tavo per tą dieną geriamus vaistus, papildus ir panašiai, ar ne? Mes gyvenam Lietuvoje, turim žiemą, 4 sezonus, saulės turim labai ribotą kiekį, nežinau, ko mes galim džiaugtis, tai vietoje užaugintomis daržovėmis, galim rasti kokybiškų mėsos produktų, turim visai nemažai galimybių, čia yra mažos šalies privalumas, bet vis tiek, kalbant apie mus, kokie maisto papildai praktiškai garantuotai, kad būtų reikalingi kiekvienam paprastam lietuviui? Taip pat, kaip tu paminėjai, dėl to saulės stokos, tai vėlgi tas pats vitaminas D pirmiausia. Aišku, čia visą laiką rekomenduojama darytis kraujo tyrimus, ar jo trūksta, bet iš mano praktikos patirties ir taip toliau, beveik 90%, kad visiems trūksta. Ir netgi tą pačią vasarą, nes tu vasarą tikrai nebūni saulėje, visiškai nuogas bent jau 15 minučių. Ir be SPF-o. Ir be SPF-o, tai jau net ir vasaros metu, mum tokiam jau priskiriamiem prie šiauriečių reikėtų netgi kartais ir vasaros metu pavartoti to vitamino D. Kas dar mum visiškai nepriklausomai galbūt nuo kur mes gyvenam vietovės, bet irgi kiekvienam žmogui reikalingas tas pats magnis.
Net be tyrimo, sakyčiau, galima jį pavartoti kartas nuo karto, nes jisai dalyvauja beveik visose organizmo funkcijose, ten yra 300 ten tų reakcijų, kur jisai dalyvauja. Aišku, reikėtų atsirinkti tą formą, kuri tau tuo metu galbūt galimai galėtų būti reikalinga, bet magnio tokias atsargas reikėtų papildyti. B grupės vitaminai. Daugiau B12, pavyzdžiui, jeigu tu esi vegetaras, veganas, mažiau mėsos suvartoja, nes būna žmonių, kurie tiesiog automatiškai mažiau mėsos suvartoja produktų ar ne, grūdinių. Tai irgi B grupės vitaminų reikėtų pasipildyti, o daugiau vitamino C mes pakankamai gaunam, iš vaisių daržovių. Aš kažkaip niekada specialiai nerekomenduoju, nebent yra koks nors virusinis labai stiprus susirgimas, ten gripas, covidas, tas pats, tai tada taip galima šiek tiek tą dozę padidinti, bet nebūtina. Na ir čia tokie pagrindiniai, kolagenas dar irgi geras dalykas. Gerai. Kolagenas, pavyzdžiui, magnį mes pakalbėjom, kad ištisus metus reikėtų vartoti, o kolageną ištisus metus ar irgi taip, kažkas? Nes tai yra baltymai. O baltymų mums reikia ir baltymų mes vartojam ženkliai mažai. Aš tai prie tų, kur ir D vitaminą ištisus metus vartoju, tik tai dozės varijuoja. Taip. Gerai, o omega 3? Mes ištisus metus turim vartoti ar, taip, protarpiais, ciklais? Taip, žuvį, taigi mes neturim vartoti 2 mėnesius arba 3. Ačiū, labai geras pasakymas šitas. Nes lygiai tas pats, kas kolagenas. Kolagenas yra baltymas, tai tu baltymus kiek turi laiko vartoti? Visą gyvenimą. Tai va, ir omegas 3, tu turi vartoti visą gyvenimą, nes tu visą gyvenimą žuvį gali valgyti, ar ne? Na va, tai, taip, omegos labai yra svarbu, dar yra svarbu, irgi ką atsiminiau, įvairūs antioksidantai, nes mes gyvenam... Kas yra įvairūs antioksidantai? Nes mes labai dažnai sakom antioksidantai. Keletą gali tokių pavadinimų pasakyti, ką mes galim ieškoti papildų sudėty, pavyzdžiui. Pirmiausia, antioksidantai tai yra vaisiai ir daržovės. Taip. Ir kuo spalvotesni ir įvairių spalvų, tuo tu tų antioksidantų gauni įvairesnių ir aišku, jie ir yra stipriausi antioksidantai, tie vadinami flavonoidai arba polifenoliai. Polifenoliai fitocheminiai junginiai, flavonoidai pigmentai augalų. Tai irgi sako paprikas, nesvarbu, kad mėgsti tik raudonas, valgyk dar Lietuvos, kad vėliavos spalva gautųsi, žinai, geltonas, žalias, raudonas. Tai iš tų tokių dabar jau trendinančių, tai pavyzdžiui, koksai kvercetinas yra irgi labai stiprus polifenolis. Beje, tas pats vitaminas E yra labai stiprus antioksidantas. Tai visų šitų antioksidantų mums tikrai reikia, todėl kad mūsų tiek oras yra užterštas, tiek mes gaunam labai daug toksinų tiek iš vartojamo maisto ir panašiai, iš visur praeinam gatve, jau pilna, kaip sakom, turime aplipusių visokių parabenų ir taip toliau. Tai antioksidantai mums yra būtini, nes jie irgi dabar labai yra pamėgti dėl to, kad lėtina tuos visus senėjimo procesus. Tai, beje, fisetinas tas patsgi yra priskiriamas flavonoidams, kur tu manęs irgi klausai apie longevity dalykus. Tai visa tai lėtina tavo ląstelių oksidaciją. Beje, net ir vartojant žuvų taukus, antioksidantai yra būtini. Sudėtyje ar atskirai vartoti? Čia jau kaip tu rasi, svarbu, kad būtų kartu. O ar tu rasi vienoj kapsulėje yra antioksidantai ir omega 3, ar tu kartu sudėsi 2 skirtingas kapsulės, tai čia jau yra tavo pasirinkimas, svarbiausia, kad tai būtų derinį. Man labai įdomu būna, kad, pavyzdžiui, kai skaitai omega 3 sudėtį, tai būna parašyta, labai dažnai būna vitaminas E įdėtas kaip antioksidantas, pavyzdžiui, bet ne visada jis būna įvardintas kaip antioksidantas ir man atrodo, kad žmonės nežino, kas yra antioksidantas, už tai aš paklausiau tų pavardinti dalykų, nes tada mes galim suprasti, tai ar ten yra papildomai įdėta, nėra papildomai įdėta. Ir tas pats vitaminas D yra antioksidantas. Ir vitaminas D yra irgi turi įvairiausių savo supergalių ir jis net traktuojamas ne visai kaip vitaminas vietoms, žiūrint kokį šaltinį, kai kur sako hormonas, kai kur dar kažką, žodžiu, neurotransmiteris, įvairiausi tenais jisai turi. Žinai, dėl ko taip yra?
čia kalbant apie visas apskritai medžiagas, nebūtinai tik apie vitaminą D, todėl kad dalyvauja tos medžiagos, vat kaip ir magnis, labai daugelį reakcijų. Ir žinai, vienoje reakcijoje jisai vieną vaidmenį atlieka, kitoje reakcijoje kitą vaidmenį atlieka. Dėl to, vat kaip ir tu sakei, kur tu pasižiūrėsi, kur jisai, žinai, gyvena, kur nukeliauja ir ką mums jo reikia. Čia, pavyzdžiui, kaip ir su kolagenu, ar ne, tu jį išgeria, nes yra kolageno atskiri tipai, 1, 2 ir 3. Ir dabar, nu vat irgi būna reklama, ar ne, 1 tipo kolagenas jau yra atskirai va toj dėžutėj, bet organizmas mūsų yra ant tiek protingas, kad jis tą kolageną, kai jisai išgeria, jisai nebūtinai jį pavers 1 tipo kolagenu. Jisai gali jį paversti tuo, ko tau labiausiai reikia, ir 2 ir 3. Tai vat, nu, čia žodžiu, mūsų organizmas toksai labai yra smart ir mums kartais jo reikia daugiau klausyti. Šaunuolis, taip, ir pasitikėti savo organizmą, kartais galima daugiau, ar ne? Gerai, lekiam toliau prie klausimų. Eva uždavė klausimą, kokius papildus galima gerti be kraujo tyrimų. Aš manau, mes taip plius minus atsakėm su tuo, kas yra būtina, bet gal mes galim dabar taip atsiriboti nuo to, kas yra būtina ir žiūrėti, pavyzdžiui, į visą spektrą kitokių papildų, kuriuos mes galim gerti be kraujo tyrimų. Nežinau, Cinkas, selenas. Cinkas, selenas, aha, čia grožio būna sudėti vitaminų. Jo, kalcio nerekomenduočiau, va taip, kad, nu, va, būna... Nerekomenduočiau. Nes tikrai pastebiu, kad, nu, kalcis, aišku, yra statybinė medžiaga, kaulam irgi nagam, plaukam ir dažnai žmogus galvoja, kad va, pagersiu kalcio, bet kalcio labai yra lengva perdozuoti, tai nėra gerai, jisai tada kaupiasi. Kraujagyslėse, kuris kaupiasi. Taip, tai va, jo nerekomenduočiau tikrai, bet kokį cinką, seleną, ten va, vitaminai D, B grupė, kas ten dar iš tokių... Nu, B tai aišku labai platus spektras. Taip. Ta pati folio rūgštis su geležim galėtų būti vartojama. Geležis, va ta pati, jeigu, nu, tarkim, yra sumažėję. Tai jauti nuovargį kažkokį, net galbūt ne tiek geležies, gal folio rūgšties galėtum pavartoti. Tai čia irgi B, ar ne? Folio rūgštis? B9. Jeigu tai... Ar ne? Ar aš irgi žinau, man atrodo, dabar gerai paklausai. Jo, gerai. O ar be kraujo tyrimų, pavyzdžiui, vitamino D? Yra taip, vienas klausimas visgi buvo apie vitaminą D. Kokia yra vitamino D palaikomoji dozė, jeigu kraujo tyrimai rodo, kad normos ribose yra vitaminas D. Bet mes žinom, kad mes jo sankaupų niekada tiek neturim, kad jisai užtektų mums visiem metam. Ką žiūrėti? Nes vitaminą D irgi gali be receptų įsigyti ir tas spektras, aš nežinau, ten nuo 1000 tų tarptautinių vienetų iki 10 000 gal tarptautinių vienetų, kad rinkis, kurį nori. Tai koks būtų tavo patarimas? Pirmiausia, man pirma mintis, kuri šovė į galvą, vat, uždavus tokį klausimą, tai jeigu tau yra viskas gerai, pakankamai tu jo turi, kam tau jo reikia dar vartoti profilaktiškai, žinai. Tai yra pirmas klausimas, nes tikėtina, galimai, kad tu prieš tai kažką vartojai, arba tu tiesiog užtektinai iš maisto gauni, ar ne, vartoji daug kiaušinių, sviesto, ten, žodžiu, kur yra to vitamino D. Tai va, tai čia vienas toksai niuansas. Antras niuansas, jeigu vis dėlto tu visą laiką vartoji ir čia yra tos sankaupos dėl to, kad tu kartas nuo karto reguliariai pavartoji, tai šiuo atveju užtektų nuo 800 iki 1000, tarkim, tų tarptautinių vienetų, TV vadinamų. Palaikomoji. Jo, palaikomoji. Bet va, čia, sakau, reikėtų atkreipti dėmesį, ar, nu, dėl ko pas tave to vitamino D užtektinai ir jeigu tai yra, pavyzdžiui, tik tai mitybiniai dalykai, tai kam tau papildomai kažką į save, žinai, dar kišti. Čia gali būti susijęs klausimas su to, kad, pavyzdžiui, buvo terapiniais tikslais atstatomas vitaminas D ir ką daryti po to, kai tu atstatai. Pasidarai kraujo tyrimus ir jūs dabar sako, va, pagaliau mes sugrąžinom į normą ir ką daryti toliau, kad vėl nenuvažiuotų žemyn. Tai čia gal iš tos pusės, aš įsivaizduoju, galėjo žmogus klausti, bet atsakymas yra geras, nu jisai tinka tam. Na, žinai, ką daryti, kad nenusivažiuotų. Tai vėlgi, tu palaikai mitybą savo normalią, ar ne? Arba po kurio laiko gali vėl pakartoti kažkokį tai vitamino D kursą. Ką aš noriu pasakyti, kad
neužsisėskim ant to, kad mums visą laiką reikia kažką vartoti, gerti, pildyti ir taip toliau. Aš palaikau maisto papildus, bet, turėkim irgi... Neišprotėkim. Jo, neišprotėkim, turėkim ribas ir visko į save vėlgi nekiškim, nes reikia nepamiršti, kad kiekvienas mūsų išgertas dalykas turi būti suvirškintas, jis apkrauna kepenis. Tai nėra taip, kad mes dabar, gaunam tik tai labai teigiamą efektą, vien gėlytės ir viskas yra gerai. Taip, ir tik įsisirbė viskas. Taip, ir čia tik tai gražėjom, švytim ir panašiai. Tai yra organizmui apdoroti tą patį vitaminą yra darbas, įsisavinti yra darbas ir taip toliau. Super, labai labai geras pastebėjimas. Šitą įžvalgą, man atrodo, yra reikalinga, nes irgi kartais kalbėdami apie maisto papildus, mes praleidžiam tą dalį, kad kūnui reikia išvesti paskui medžiagas iš organizmo lygiai taip pat. Gerai. Dar aš atsiprašau, pertrauksiu, pridėsiu, tarkim, apie tas vitamino D didelės labai smūginės dozes. Tai viskas gerai, jų tam tikrais atvejais reikia, tam tikrom ligom ir panašiai, bet reikia atsiminti, kad netgi jeigu organizmas nebegeba įsisavinti, nes kartais tai būna, tai yra labai didelė apkrova kepenims, tai jisai tiesiog pavirsta į kitus metabolitus ir tu tiesiog tos dozės negauni. Nes organizmas irgi, kaip ir sakiau, jis yra labai smart, jisai pasiema tiek, kiek gali tuo metu pagal būseną ir taip toliau, ir tiek, kiek jam kartais reikia. Nes ne visą laiką reikia to, ką mes galvojam, kad reikia. Aš dabar tiesiog pagalvojau tokį klausimą. Gerai, tai jeigu yra, gydytojo, sveikatos specialisto rekomenduota didesnė ta smūginė vitamino D dozė, tai reiškia, kad geriau yra skaidyti į mažas dalis ir gerti per dieną kelis kartus, ar tada kūnui būtų lengviau įsisavinti tą pilną? Tikrai taip. Tačiau jeigu nėra kažkokios svarbos, skubos labai staigiai užkelti tą vitamino D kiekį, ką ir padaro tos didelės ir smūginės dozės, tada aš visada rekomenduoju geriau dažniau, bet mažesnėmis dozėmis rinktis ir įsotinti. Nes smūginės dozės jos neįsotina. Jos tam tikram laikui užkelia, bet po to lygis jisai krinta, nes nėra įsotinimo. Ar tai taikoma tik vitaminų D ir kitiems papildams? Įvairiai. Tie, kurie yra pašalinami su šlapimu, nesikaupia organizme, tai nebūtinai, bet vėlgi čia, tas toksai akumuliacinis gal klausimas, kad maisto papildą vis dėlto reikėtų pavartoti ilgesnį laiką, kad jisai organizme kauptųsi, įsisavintų tikrai ir tas papildytų atsargas, kaip ir geležies, kodėl mes turime tikrintis ne tik tai geležį, bet ir feritiną, nes tai yra mūsų atsargos. Tai tam, kad akumuliuotųsi tos visos mūsų geriamos medžiagos, tam reikia laiko, būtent, kad jos susikauptų. Taip, dalis tikrai pasišalins, čia, kaip sako, brangus šlapimas. Taip. Tai čia mes to neišvengsim, nes visko organizmas negali tiesiog vienu metu galbūt, pasakykim, taip įsisavinti. Tačiau dalį tikrai pasiema. Ir tą dalį, kurią pasiema, jisai pradeda kaupti, atidėti stalčiuką kartais, kada tau reikės čia kaip ir riebalai, jeigu jau badauja, tai pradedam kaupti riebaliuką, nes mums gal kažkada gali prireikti. Tokie signalai. Apie brangų šlapimą kalbant, labai dažnai B vitaminai brangų šlapimu irgi pavirsta ir ten iš šlapimo spalvos turbūt galima šitą nustatyti, kad jis ten irgi tokia elektrik gelsvą įgauna. Ir šiaip tai renkantis B vitaminus ir kai būna kompleksiniai B vitaminai, visų pirma, tai turbūt svarbu yra formą tinkamą pasirinkti, nes jų tenais irgi tos bioaktyvios, nebioaktyvios yra, bet jų, aš atkreipus dėmesį, kad ten 1000% rekomenduojamos dienos normos, šita dalis. Ar galėtum pakomentuoti, kaip B vitaminus reikėtų rinktis? Čia gal ne tiek, kiek apie B grupę eina kalba, čia eina apie apskritai visus vitaminus, bet čia jau, toksai, kaip aš vadinu, išprotėjimas žmonių, kur jau nebėra tos ribos. Realiai, irgi čia turėjau tokią, pradėsiu iš kitos pusės patirtį, kad teko bendrauti su vienais maisto papildų gamintojais Prancūzijoje ir jie pristatė naują papildų liniją, ekologiški, ten kokybė aukštumoje. Tačiau visų mikroelementų, ten 3-4 mikroelementai sudėti, daugiau ir nereikia. Po 34% rekomenduojamos paros normos, ar ne? Po 25, po 40. Mūsų požiūriu žiūrint atrodo labai mažai, ar ne? Ir natūraliai man klausimas irgi toks iškilo, kodėl tiek mažai. Sako,
nu tai, o sako, kam tau reikia daugiau? Sako, taigi tu maitinies, ar ne, valgai daržovės, valgai vaisius ir taip toliau. Taigi, sako, tu visų medžiagų gauni. Maisto papildas yra skirtas papildyti mitybą. Ir jeigu jo forma yra tinkama, labai, nu, tarkim, sakykime, aukšto bioprieinamumo, to aukšto įsisavinimo, tai tau užtenka ir tų 34%, nu, nes tu 60 kelias gali gauti iš maisto. Racijos yra, kaip pagalvoji, ar ne? Tačiau čia yra kita pusė, kad galbūt tu ne viską įsisavini. Taip. Iš kitų maisto papildų. Ir ten, kur yra 100% rekomenduojamos paros normos, gal tu įsisavinsi tik tai 50, nes ten yra forma, tarkim, mažiau bioprieinama, arba, pavyzdžiui, tavo žarnynas prastai veikia, tau ten mikrobioma yra sutrikusi, tulžies funkcija, kepenų funkcija. Yra labai daug niuansų. Tai vat, kai tu manęs paklausi, kada kaip yra geriau gerti maisto papildus ir kada jie geriau įsisavinami, tai va čia yra toksai atsakymas, kad reikia pirmiausia susitvarkyti žarnyną ir kepenis, o tik tada mes galim tikėtis kažkokio tai įsisavinimo. Taip. Ačiū už šitą atsakymą. Pati uždaviau, pati atsakiau. Bet svarbu šitą, aš už tai tave ir pakviečiau, nes, žinai, yra dalis, ką galiu užduoti aš, ką gali užduoti žiūrovai, bet labai svarbu, kad tu ateitum su pilnesniu požiūriu ir su pilnesniu savo supratimu ir galėtum to pasidalinti. Tai ačiū už šitą dalį, nes aš irgi šiaip manau, kad visas mūsų sveikata prasideda žarnyne. Ir tikrai taip, 200%. Ir beje, vat, to niekas absoliučiai nerašo. Vat, visi kalba apie formas, apie, pavyzdžiui, kada gerti ryte vakare prieš valgį, po valgio metu ir taip toliau. Bet žmogelį, jeigu tavo kepenis nefunkcionuoja normaliai, ar ne, veikia ta vadinamąją tuščiąją eigą, kada rodikliai atrodo geri, bet iš tikrųjų ten ta jau funkcija detoksikacinė jinai neveikia, kada tavo žarnynas prastas, mikrobioma yra sutrikusi, kada tu pastoviai nevirškini, kaip toks labai globalus pasakymas, nevirškini. Tai va, kai pastoviai dujos kaupiasi ir taip toliau, kas gali įsisavinti? Nu, kaip pagalvoja, ne? Ir niekas to nesako, kad klausyk prieš vartodamas ką nors, tu biški prasivalyk tą savo žarnyną, kepenis ir taip toliau. Tai va, čia yra pagrindas ir bazė. Šitą dalį vaistininkai irgi, man atrodo, gali patarti, kaip tai padaryti. Drąsiai. Mes judam truputėlį toliau ir mes turim laidos partnerio klausimą. Tai Livin, sveikų ir ekologiškų produktų tinklas, klausia, ar galit paaiškinti žiūrovams, kaip reikia skaityti maisto papildų sudėtį ir ką reikėtų atkreipti dėmesį siekiant pasirinkti kokybišką ir efektyvų maisto papildą? Pradėkim galbūt nuo gamintojo, nes gamintojas tai yra labai svarbus, kas už to stovi, kas gamina, kokiai laboratorijai, ar sandėliukė išpilstyta, ar moksliniam centre ir taip toliau. Tai man pačiai tai yra labai svarbu, nes aš tada galiu jau numatyti, kokios tai galimai galėtų būti kokybės produktas, nes kokybė mums pati svarbiausia ir yra. Nes jeigu bus parašyta, kad pagaminta EU, o kur EU, žinai, kaip ir tu supranti, kad galioja europiniai standartai, kurie tikrai yra aukšti ir viskas tvarkoj, bet, tai kaip ir iš principo nieko nepasako. Paslepia patį gamintoją. Jo, arba bus, kur aš net negaliu pasidomėti, kas tas yra gamintojas, žinai, kur jie dirba, kaip jie veikia, gal jie gamina pagal geros praktikos standartus, bet galbūt ir ne, žinai, tokių labai daug niuansų. Arba aš galiu, žinai, pirkti pagamintus maisto papildus, daktarės Simonos kompanija, ar ne? Aš tada jau pasižiūriu, daktarė Simona už to stovi, čia yra jos vardas, jeigu jinai kažkam pakenks arba parduos labai blogą dalyką. Karjera, finišas viskas. Karjerai finišas, taip. Tai man jau didesnį pasitikėjimą kelia daktarės Simonos mokslinė laboratorija. Kitas labai yra svarbu dalykas, ką tu gauni tame maisto papilde, nes be tų vadinamų veikliųjų medžiagų arba tai, ko tau reikia, mikroelementų, tu dar gauni, aišku, ir daug pagalbinių medžiagų. Visokių gali gauti ir dažiklių, ir genetiškai modifikuotų produktų, ir konservantų, ir taip toliau. Ir visos šitos medžiagos, jos veikia tavo organizmą,
jas reikia suvirškinti, jas reikia pašalinti iš organizmo. Tai vat, kuo mažiau tokių medžiagų yra, į tai reikėtų atkreipti dėmesį. Jeigu tai yra išvalyti maisto papildai, kaip aš sakau, tai irgi yra gerai. Kartais yra tikrai tokių, pavyzdžiui, formulių, kur tu negali nedėti priedų, nes nebus stabilumo, neišsilaikys medžiagos, nebus konservavimo arba to paties galiojimo ir taip toliau. Bet jeigu tu matai, kad toj pačioj kategorijoje arba tu tą pačią medžiagą gali gauti be konservantų, reiškiasi manoma, ar ne, tą padaryti. Tai reiškiasi renkiesi tą, kur yra be kažkokių papildomų labai daug cheminių priedų. Tokie 2 pagrindiniai niuansai. Ir trečias, dar sakyčiau, reikėtų žiūrėti pačias formulės, kur yra visa Mendelejevo lentelė. Aš tokių maisto papildų nerekomenduočiau rinktis. Nes, tenai jau, nežinau, turėtų būti žmogaus visiškai, labai labai skurdi mityba, nieko nevalgyt, kad tu tada visą Mendelejevo lentelę sugertum, žinai, ir kažkaip ten kažkas tai vienas per kitą galbūt pas tave patektų ir įsisavintų. Aha, tai žodžiu, gamintojas ir turi būti aiškus gamintojas ir patikimumas turi būti ir turi būti kaip įmanoma grynesnė sudėtis. Taip. O ne ten kokteiliukas supilstytas visko po truputį arba visko po daug ir neaišku, ką mes iš to gaunam, ar ne? Gerai. Toliau einam per klausimus, kuriuos mums yra uždavę mūsų žiūrovai. Pavyzdžiui, dabar žiema ir šitas bus geras. Kokius papildus reikėtų vartoti ir kokiamis dozėmis, kad tikrai turėtumėm stiprų imunitetą? Tai čia, žinai, kaip manęs klausia, tai vat duokit nuo visko. Ta magic pill. tai tokio dalyko tikrai nėra, žinai, kad, nes vat netgi kas pas tave čia išdėta, viskas teigiamai veiks imuninę sistemą. Ir dar aš čia galėčiau papildyti minimum 50 veikliųjų medžiagų. Turi nieko netrūkti, kad imunitetas būtų sveikas, ar ne? Taip. Bet nuo ko galima atsispirti ir nuo ko galima pradėti, tai sakyčiau vėlgi nuo to paties žarnyno, nes ten mūsų formuojasi imuninė sistema. Ir galbūt čia yra ne maisto papildas, o daugiau kaip maistas, tai yra prebiotinės medžiagos. Aha. Tos, kurios maitina tavo natūraliai žarnyne esančią mikrobiotą visą. Ne probiotikai, bet prebiotikai. Probiotikų niekada nerekomenduoju, nors čia labai visi mėgsta biški, kas vėl tas pats nevirškina, tai probiotikus, bet žmonės jūs savo labai labai kenkiat. Tai va, nes tos bakterijos pirmas dalykas, kai kurios net ne visiškai patenka ten, kur reikia, ir ypatingai kartais gali lokalizuotis viršutinėje plonosios žarnos dalyje, kas sukelia aibę po to sveikatos sutrikimų. Tai čia tas trendas, kad dabar bet kam nevirškina ir vartoti probiotikus, yra labai labai blogas ir žalingas. O vartoti reikia prebiotikus ir auginti savo natūralias bakterijas, sukurti jom terpę, kad jos ten tarptų tokios, kokios pas tave turėtų būti geros ir tose vietose, kur jos turėtų būti. Tai va, tai pradėkim. Vėl nuo žarnyno. Aha, taip. Ir duoti maisto savo žarnynui. Taip. Gerai. Tada imunitetui sako, reikia vitamino C, bet mes jau apkalbėjom, kad vitaminas C reikalingas tada, kai tu jau jauti, kad kažkas kabinasi ir kai jau tada būtų galima pabūstinti. Tokios pabūstinimui daugiau, nes vitamino C mes plius minus gaunam pakankamai. Ir aišku, tas vitaminas D vėl čia karaliauja ir dabar ypatingai per COVID pandemijas buvo labai daug surinkta įrodymų, kad jisai veikia ir tą virusinę aplinką ir panašiai. Tai čia jau toksai vitaminų karalius ir šiandien daug irgi apšnekėtas. Gerai, žuvų taukai, pakalbam apie juos, nes visai nemažai sukirito klausimų. Aš esu atrinkusi tokius Jūratę, Gitaną ir Simoną. Ne, aš kitą Simoną klausė. Pirmas klausimas, ar vaistinėse yra gerų žuvies taukų papildų? Antras klausimas, kokius patartumėte vartoti žuvų taukus? Ir trečias klausimas, kokybiški žuvų taukai, į ką reikia apskritai atkreipti dėmesį? Tai man atrodo šiaip, kad tai susisumuoja į vieną bendrą klausimą, tai pakalbėkime apie žuvų taukus, nes šiaip žuvų taukų spektras yra milžiniškas irgi. Ir kai ateini į vaistinę, tai žiūri, skiriasi viskas nuo pakuočių iki formų, skysta kapsulėm, dar kažkaip tai dozės iš vis ten, kai pasižiūri, tai variacija yra įspūdinga.
Nuo Pabandom 10 iki 10 tūkstančių. Panašiai, taip. Tai pakalbam realiai, į ką reikia svarbiausia atkreipti dėmesį, kaip išsirinkti ir ar vaistinėse yra gerų žuvų taukų. Man atrodo taip, bet prašau vaistininkės. Tikrai ir šią dieną apskritai yra labai daug papildų ir ne tik vaistinėse visur, kur galima pasirinkti ir mes jau dabar nesam apriboti ir iš užsienio galim siūstis ir visa kita. Ir vaistinėse neišimtis irgi yra tų labai gerų maisto papildų. Bet čia gal irgi toksai dar pradėsiu nuo tokio principo, kuris galioja ne tik tai žuvų taukam, bet apskritai visiems maisto papildam. Jeigu tu ateini ieškoti žuvų taukų, tai tu ir žiūrėk, kur yra žuvų taukai. Bet jeigu tu jau nusigrybauji tenai žuvų taukus ir dar plus 10 vitaminų, tai jau nėra žuvų taukai. Tai yra toks vienas niuansas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, ko tau reikia, ar ne? Bet tas galioja visiems, kaip ir sakiau. Jeigu tu atėjai vitamino D, bet galų galiai išėjai su multivitaminų kompleksu, tai nėra galbūt pats teisingiausias ar geriausias pasirinkimas. Tai va, tai atkreipiam dėmesį, kad mes tikrai gautumėm tos žuvų taukus. Būtinai turi būti ne žuvų taukų 1000 mg, bet būtent EPA ir DHA rūgščių iš žuvų taukų, kurių irgi suma, jeigu sudėsi tuos du skaičius, turi būti 1000 mg. EPA ir DHA. Taip. Bent jau 1000 mg jų suma, ne kiekvieno atskirai, bet jų suma, kad jau gautumėm tokį, galima sakyti, terapinį efektą. Kitas yra labai svarbus dalykas, kad žuvų taukai yra linkę oksiduotis, tos būtent riebalų rūgštis. Tai mums reikia, aišku, čia jau antioksidanto kažkokio. Dažniausiai tai eina vitaminas D kartu, jau sudėtyje, arba vitaminas E, tačiau yra irgi labai kokybiškų vaistinėse žuvų taukų, kurie neturi nieko, yra pliki. Tai čia mes turėtumėm įsigyti kažką galbūt papildomai. Antioksidantą. Kažkokį antioksidantą. Aišku, stipriausi antioksidantai tai yra polifenoliai iš augalų, bet dažniausiai jie yra gana brangus, tai galbūt mums užtektų, pavyzdžiui, ar vitamino E arba vitamino D papildomai, ką galėtumėm po to kartu vartoti. Labai svarbu pasižiūrėti arba išsiaiškinti irgi su vaistininku, nes vaistininkas tas žinias turi, ar tam tikras gamintojas yra išsivalęs nuo sunkių metalų, ar yra sertifikuoti žuvininkystės ūkiai, ar yra kokybiška žaliava ir taip toliau. Tai ir dažniausiai jau gamintojai tokius dalykus rašo ant pakuočių, nes tai rodo kokybę. Taip, norėjau šito klausti. Čia turbūt, kad ne mes internete turim ieškoti lipdukų, sertifikatų, kurie būtų nurodyti jau pačioj pakuotėje, ne? Taip, nes dažniausiai tai yra labai didelis privalumas ir marketinginis tuo pačiu gamintojui pasakyti, kad aš esu švarus, aš esu kokybiškas ir iš geros žaliavos, nes tai parduoda, tai rodo produkto kokybę. Tai daugiau mažiau apie žuvų taukus, taip. Gerai, tai 1000 mg ir svarbu, kad tai būtų ne žuvų taukai, o jau riebalų rūgštis. Tai šita dalis turbūt yra svarbi, ar ne? Taip. Ir šiandienos pagrindinis laidos rėmėjas yra Livin sveikų ir ekologiškų produktų tinklas. Jie turi maisto produktų, maisto papildų, natūralios kosmetikos, namų švaros priemonių ir kadangi šiandien pas mus tema yra susijusi su maisto papildais, tai Livin mums pristato atsinaujinusi prekės ženklą Zyme Pharma. Anksčiau jie būdavo tokiuose labai nuosaikiuose pakuotėse, o dabar jie rebrandinosi tokius visiškai spalvingus. Ir kalbant apie omega-3, mes šį prieš laidą irgi truputėlį aptariam, pasižiūrėjom sudėtis, tai paminėjai, kad super gerai, kad pas jos antioksidantas, pavyzdžiui, yra sudėty, bet aš kodėl dabar būtent nusprendžiau į mūsų pokalbį įterpti Zyme Pharma, nes aš pati, kai vartoju omega-3, aš karts nuo karto krilių aliejų vartoju. Ir mes šiandien krilių aliejų irgi turim čia. Ir mano vienintelis skirtumas, kurį aš kaip vartotoja esu pastebėjusi, tai kad skonio prasme jie truputėlį skiriasi, nes kai kapsulės išgeriu, ten paprastai būna kokias 2-3 kapsulės omega-3 turi išgerti ir jeigu būna iš žuvų taukų, tai aš paskui tokį nebūtinai atsirūgimas būna, bet aš tiesiog jaučiu tą tokį žuvų poskonį. Pavyzdžiui, su krilių taukais šito nebūna. Ir kai pradėjau truputėlį domėtis ten apie pasisavinamumą, efektyvumą, nes krilių taukai yra truputėlį brangesni už žuvų taukus. Taip. Kaip ir yra atsiliepimai geresnė, kad yra verta truputėlį mokėti daugiau, nes pasisavinimas yra geresnis. Aš prieš laidą irgi užmečiau akį ir sako, kad taip yra dėl to, kad iš žuvų taukų yra trigliceridų forma, riebalų rūgštis, o iš krilių
fosfolipidų, man atrodo. Bet ar gali tu papasakot realų skirtumą, kiek ten yra to skirtumo, ar čia verta, vat už krilių taukus yra truputėlį daugiau pamokėti ir taip toliau. Nes mes, sakau, turim šiandien irgi Zyme Pharma, kas turi ir tuos, ir pavyzdžiui, kaip verta rinktis, kaip verta nuspręsti, kuriuos galbūt šį kartą būtų verta rinktis vartoti. Aš žinok, dar taip nesu įsigilinus, pasakysiu atvirai, kokios šitos savybės būtų geresnės ir panašiai. Finale mum yra svarbiausia, kiek mes ko gaunam ir kaip mes jaučiamės, ar ne? Va, tu sakei, va, pavyzdžiui, kad tau nesijaučia tas poskonis ir labai gerai, reiškia, tau yra vertinga primokėti ar ne daugiau, nes tu jautiesi komfortabiliau. Dabar tų formų irgi yra įvairių ir aišku, daugiausia formų yra surinkta su trigliceridais. Svarbiausia, va, ką dar atkreipti dėmesį, nesirinkti etiloesterių, žuvų taukų, nes tai yra prasta forma. Ir šitas būna nurodoma, ar ne? Irgi, jeigu mes turėtų, bet dabar aš jau beveik, retokai, kada tokius matau, bet atkreipti dėmesį vis tiek reikėtų. Tai va, tai labai tau daug negalėčiau pakomentuoti skirtumų tarp tų krilių ir kitų žuvų taukų. Tiesiog, kas mums yra svarbiausia, vis tiek gauti tas mums reikalingas rūgštis ir gauti efektą. O jeigu mes dar gauname kažkokią papildomą naudą, vat, pavyzdžiui, kaip kažkokias skoninės savybės, ar ne, tai why not? Why not? Gerai, tvarkoj. Ir gerai, tai žodžiu, grinai asmeninis pasirinkimas. Šitą dalį yra svarbu užfiksuoti, kad svarbiausia yra nauda, visa kita tada mes galim žiūrėti, ar yra kažkokių papildomų dalykų, kuriuos mes norim pasiekti, ar ne? Taip, ir kitas dalykas, jeigu tu, žinai, dar tavo įsitikinimas, pavyzdžiui, jeigu tu, va, tau labai patinka kriliai ir tu galvosi, kad tikrai jie tau padeda, tai jie tau ir padės. Nes jeigu tu galvosi, kad tu tiesiog čia išmetei papildomai pinigus, tai tikėtina, kad taip ir bus. Nes mūsų įsitikinimai irgi, ta placebo yra dalis. Yra, taip. Tiek lygų įkalbėjimo, tiek lygų iškalbėjimo iš tavęs irgi, ar ne? Taip. Šiaip, kas apie Zyme Pharma kalbant, yra gerai, kad jie apskritai stengiasi maksimaliai kontroliuoti ne tik žaliavas, bet ir visą gamybos procesą. Jie taip laiko vienoj vietoj, tam, kad galėtų užtikrinti, kontroliuoti, prižiūrėti ir kad tas galutinis produktas jisai būtų, kaip įmanoma, kokybiškesnis ir kad galėtų išpildyti tą pažadą, kuris yra vartotojui duodamas ten dėl pasisavinamumo, efektyvumo. Jo, šita dalis yra svarbi. Ir aš galvoju, kadangi yra vokiškas prekės ženklas, čia turbūt yra vokiečių būdo savybė irgi tiesiog būti tikriem, kad tvarka yra užtikrinta, garantuota ir kad tu negalėjom pakuotis rašyti vieno dalyko, o išpildymas būtų kažkoks tai kitas. Čia dabar jau, žinai, daug gamintojų ir daug šalių tą daro, nes iš esmės, jeigu tu nori pateikti kokybišką ir gerą produktą, jau save gerbiančios didelės laboratorijos ir kompanijos gaminančios maisto papildus, jau ir labai pasižiūri į tas žaliavas, kurias perka, nes jeigu tu perki žaliavą kažkur iš trečiųjų šalių, ten velniai žino su kokiais toksinais ir taip toliau, tai tu, žodžiu, geri ne vaistą, ne kažkokį tai gerą dalyką, bet geri nuodus. Tai jau dabar šitas yra ir labai kontroliuojama ir, sakau, save gerbiantis gamintojai etiškai jau labai daug skiria tam dėmesio, netgi ir pačiai žaliavai, kaip tu sakai, kad viskas vienose rankose, viskas sertifikuota, užtikrinta ir taip toliau. O ne tai, kad, žinai, atsisiunčiau labai daug ten maišą kažkokios žaliavos, supilčiau čia į kapsulės ir dabar pardavinėjau. Tai yra tragiškai baisu. Aišku, tai dar vyksta, bet vyksta. Jo, ir čia turbūt reikia suprasti, kas yra gamintojas ir žinoti, kad jisai turi tą kokybės kažkokį patikimumą, ką sakai pačioje pradžioje. Jo, kita dalis dar, kas yra kai žaliava yra iš trečiųjų šalių, tai mano žiniomis, trečiosios šalis, jos į sertifikavimą žiūri šiek tiek laisviau. Ne šiek tiek. Taip, ir jos gali. Pasakykim drąsiai, ne šiek tiek. Ne šiek tiek, ir jos gali sertifikatus atspausdinti, kokio tu nori sertifikatą tam produktui, ar ne? Tai jo, tai kalbant apie maisto papildus, tikrai kaina yra vienas aspektas, nes mes visi renkamės pagal tai, kiek mes iš tikrųjų galime leisti konkrečiam produktui, bet čia reikia suprasti, kad kuo žemesnė kaina, tuo didesnė rizika yra, kad ir žaliava bus ne visai kokybiškos kilmės arba neaiškios kilmės, arba jinai gali būti ne ES konkurencijos ribose, ar ne? Man tikrai ir pačiai tekę yra dirbti su maisto papildais.
Aš visą laiką sukuosi toj farmacijos srityje, ne visą laiką, ne visų metų buvau vaistininkė. Teko padirbti ir kompanijose. Ir iš tikrųjų, dažniausiai žmonės galvoja, jeigu brangus, reiškia, nori nulupti pinigus ir, žodžiu, tu moki už prekinį ženklą. Dalinai tai yra teisinga, tikrai tu irgi turi sumokėti už prekinį ženklą, nes jisai investuoja į tai, kad tu apie jį sužinotum, tu jį gautum ir taip toliau. Bet yra labai didelė dalis maisto papildų, kur tiesiog yra labai aukštos kokybės žaliavos. Ir tu aukštos kokybės žaliavos tu už kelis centus negausi, į formulę nesudėsi. Jeigu tu dar tą formulę nori išvalyti nuo visų kitų pašalinių priedų ir pagaminti kuo grynesnę, tai irgi kainuoja labai daug ir ta kaina kartais net ir uždėjus tą marketinginį antkainį, jinai vienareikšmiškai labai išsipučia dėl to, kad tu gauni labai gerą ir kokybišką produktą. Ir labai gryną. Ir tada vadinasi, kūnų reikia mažiau dirbti, kad jisai išvedinėtų metabolitus visokiausius. Visokiausius tikrai. Taip. Gerai. Turim tokių greitų klausimų iš mūsų žiūrovų. Irgi, pavyzdžiui, vartoju geležį jau 1,5 metų, bet pieno produktų rytais neatsisakau. Ar verta kartoti kraujo tyrimus? Klausia Mona Lisa. Tai ne tai, kad verta, tai būtina. Jeigu vartoji, kaip pasakyti, pieno produktų su geležimi, jau tikrinkis po 2-4 savaičių. Ar tu tikrai gauni tos geležės, nereikia laukti 1,5 metų, pasižiūrėti, ar tu ten kažką tai įsisavini ar ne. Nes pieno produktai sumažina geležės įsisavinimą, ar ne? Nu, ne tiek kiek pieno, bet kalcio turintis produktai. Kalcio turintis produktai, gerai. Čia apie tą kalcį ir įsisavinamumą yra kitas klausimas, irgi gan greitas. Kiek naudingi yra multivitaminai, jeigu ten, pavyzdžiui, kartu yra sudėtas varis ir cinkas, geležis ir kalcis, kurie vieni kitus blokuoja, trukdo pasisavinti vieni kitiems. Tai va, aš jau tau, man atrodo, atsakiau šitą klausimą, kai pasakojau, kad reikia žiūrėti, kad nebūtų maisto papildė Mendelejevo lentelė, ar ne visa. Nu, čia taip jau dažnai. Bet, nes, nu, kam tau tas visas spektras? Pirmas dalykas, tai tikrai, nu, jie vienas kitą įtakos, ar ne? Tu gal ir pasisavinsi, bet galimai mažesnės dozės arba galbūt net ir visai nepasisavins. Kitas dalykas, taigi tau visko nereikia. Nu, tu vis tiek valgai kažką, tai, ar ne? Tu nesėdi su vandeniu ir su bulka, ar ne, visą laiką. Tu valgai ir kažkokių daržovių ir mėsos trupučiuką ir taip toliau. Tai, žodžiu, multivitaminai nėra geriausias pasirinkimas iš principo, bet geriau yra tiksliai žinoti, ką tu nori pastiprinti, kurią funkciją arba kurios rodiklius ir pagal tai pasirinkti. Aš sakyčiau, multivitaminai dar galėtų būti rekomenduojami vaikams. Okay. Nu, taip tokia labai paimkim kategoriją, tada, kada nes yra tikrai tų nevalgiukų vaikučių, ar ne, kur tikrai ten yra vien makaronais maitinami, tai jiem tikrai galėtų būti naudinga ir yra tų gerų multivitaminų vaikam, kur multivitaminai ir yra tikrai visko daug. Bet jau suaugusiam žmogui aš, niekada nerekomenduočiau to daryti, todėl kad, tu kaip ir gauni, kaip ir viską, bet kaip ir nieko. Superinė įžvalga dėl vaikų. Jo, ačiū šitą, nes visiškai mes, kai kalbam, tai mes dabar kalbam apie suaugusius, o iš tikrųjų yra visai atskira kategorija vaikai. Tai taip, su tais multivitaminais čia gerai šitą užčiapiam. Kitas greitas klausimas apie kolageno vartojimą. Nerija klausia, kokį vartoti ir kokio stiprumo. Ar galėtum į šitą dalį kažkaip praplėst, pakomentuoti, kad aiškumo daugiau, nes šiaip kolagenas dabar labai ant bangos. Ir jis, aišku, grožio papilduose visur ten figuruoja, bet kolagenas mums iš principo yra reikalingas kaip viena iš mūsų pagrindinių statybinių medžiagų. Bet kaip tą kolageną? Tai kas yra kolagenas? Kolagenas tai yra baltymai, o baltymų mes ryškiai suvartojam per mažai. Ir netgi, čia yra toksai pamąstymai bus žmonėm. Jūs pabandykite į savo racioną tiesiog įtraukti daugiau baltymų, tarkim 2 daugiau, negu jūs suvartojot iki šiol, pavartokit tų daugiau baltymų bent jau mėnesį ar 2 ir pastebėkite efektą. Labai bus panašus, kaip vartojant kolageno maisto papildus, nes, tu gauni baltymą, ar ne? Ir lygiai tą patį kolageną, kai tu vartoji, tu gauni baltymą, reikia suprasti, kad tas kolagenas, kaip mes įsivaizduojam, jis nenueina su kojytėm į odą ir tenai nebetampa to kolageno ir elastino skaidulom, jisai yra vėl verčiamas į kitas formas, aminorūgštis, peptidus organizme ir organizmas jau ten paskirsto, kur reikia. Ir beje, plaukai, nagai ir ragai nėra prioritetas. Prioritetas yra raumenynas.
prioritetas yra tavo širdis, sąnariai, fascijos, kaulai ir taip toliau. Gyvybiškai svarbios funkcijos. Tai jeigu jau tenai užtenkamai yra to kolageno, tada taip organizmas tada jau sako, nu jau galim biškį tau duoti grožiui, išoriniam tam, ar ne, nes jau visos kitos funkcijos atstatytos. Dėl to netgi ir tą kolageną galima vartoti, viskas tvarkoja, reikėtų tada pasirinkti kokį bent jau 10 gramų per dieną, kad tu jo gautum, jeigu tu jau tikrai nori ir tų rezultatų ir visą kitą, bet lygiai taip pat ir su baltymais, maiste turi būti tam tikras skaičius gramų, ar ne, kad ten kiek apie 20 liktai per dieną tu turi gauti, kad... Gramų? Aha. Apie 80, man atrodo, gal. Nu, vat aš dabar ten tiksliai neatsimenu tos matematikos. Moterim, ten yra vienam kūno kilogramui nuo 1 iki 2 priklausomai nuo patiriamo fizinio krūvio. Nu, tai tarkim 1,2 gramo. Tai jeigu sveri, tarkim, apie 60, nu, tai apie 80 gramų. Tai nu, tai va, tai jeigu tu tiek negauni, ar ne, nu, tai pridėk dar 10 gramų kolageno, nu, ir galimai ten kažkas tai panašaus susidarys, ar ne? Tai va, bet jau mažiau tai neverta, nes jau ten, netgi kai mažiau yra kolageno maisto papilduose, dažniausiai ten būna ir hialurono rūgštis, vitaminų, ten tos formulės, ten dar augalinių ekstraktų visokių, tai vėlgi tu ne kolageną perki, reikia suprasti, o jau tą multivitaminų kompleksą. Na va, ir vartoji ištisai, nėra kažkokio kolageno perdozavimo, bent jau nėra jokių mokslinių įrodymų, kad galėtum perdozuoti, nes, nu, čia yra maistas, tu jį valgai. Tiek tai čia yra vienas niuansas, kad kolagenas yra labai brangus. Ir va čia jau galima atsirinkti, ką tu nori vartoti ir ką tu nori nusipirkti. Tai aišku, geriausia yra vartoti miltelinį, jisai yra labai neskanus, bet, nu, mes norim rezultato. Taip, aš vartoju miltelinį ir toks lengvas žuvų visą laiką yra kvapelis, bet jį ten taip išmaišai. Nu, va, tu jūrinės kilmės įvartoji, dar yra ir gyvulinės kilmės, kas, aišku, jūrinės kilmės sako, kad geresnis bioprieinamumas, bet gyvulinės kilmės yra mūsų geriau organizmui. Žodžiu, variantų visokių, bet reikia suprasti, kad tu moki už kolageną ir pasiskaičiuok, kiek 10, pavyzdžiui, gramų kolageno tau kainuoja. Ir tu suprasi, kokia yra variacija, ne? Nes ta pati želatina parduotuvėje yra kolagenas. Nu, tavo, žinai. Ir ta pati šaltiena, kiek šaltiena kainuoja. Subproduktus nusipirkti. Tikrai ne 80 eurų ar ten ne 120. Taip. Va, ir beje, su visais irgi vitaminais galima tokia manipuliacija, kad tu pasiskaičiuoji, kiek už tam tikrą dozę tu išleidi pinigų ir kiek tau jinai kainuoja, ir tai vat irgi gali pasirinkti tam vieną ar kitą medžiagą vartojimui, nes, nu, to paties, pavyzdžiui, polifenolių visokių, kofermentas Q10, ne? Tu gali žiūrėti, aha, už 10 eurų gaunu tokią dozę, už 20 eurų tokią dozę gaunu, o kartais gali būti, kad tu brangiau pirksi, žinai, ženkliai mažiau. Kaip va čia irgi pavyzdys yra tokie maisto papildai, kur telefoninis irgi marketingas, man atrodo, ir tau jie siūlo, reiškia, 19 eurų kainuoja dėžutė, berods, tu ten įeina chondroitinas, gliukozaminas, kolagenas. Kolageno įeina 0,1 gramo. O sako, bet chondroitinas, kas čia sanariam kažkoks tai čia. Na taip, papildas judėjimui, sanariam, sutepimui ir kai pagalvoji, ta prasme, ką? Žinau, apie ką kalbat, man atrodo. Nesvarbu, mes neminėkime prekinių ženklų nieko, bet jokių antireklamų arba reklamų, tačiau, nu, tu tada, tu supranti, kad, nu, tu realiai išmeti pinigus į balą. Tai būtina skaityti, kas parašyta. Sudėtis privalo nurodyti kiekvienas gamintojas, jos visą laiką yra. Taip, visas sudėtis, kuo mažesnė sudėtis, dozės, kad jos būtų kuo optimalesnės ir kainą įsivertinti, ar ne? Tada kiek už 10 gramų, kiek mokam. Tai jeigu 0,1 už 20 eurų, tai čia daugint reikia iš 100, 2000. Ar kiek? Tai va, net nebežinau, kiek gerai. Tai žinai, ir dar va, tai grįžtant, tu sakai va apie dozes. Ir mums nereikėtų rinktis tų dozių ten, kur yra 200 arba 400% rekomenduojamos paros normos. Čia truputį aš šoku dar atgal, nes mes apie tai kalbėjom. Kam to reikia? Čia vėlgi su tokiam smūginiam dozėm, ar ne, nepasisavins to organizmo, tikrai bus brangus šlapimas. Jeigu tau tikrai yra didelis trūkumas, labai išskirtinais atvejais to, bet daugumai mums tokių dozių nereikia. Tai vat, neeksperimentuokim su savim. Gerai, neapsigauti, žodžiu, kad kuo didesni ten tie procentukai nurodyti, tuo geresnis bus papildas.
Pabaigai dar turiu 3 klausimus, kuriuos labai noriu užduoti, bet būtinai noriu paliesti longevity papildus ir Goda klausia apie tą, kaip jinai vardina, longevity papildų vajus. Fisetinas, NMN, NAD plus ir panašus, žodžiu, kurie yra irgi tokie vietoj longevity kategorijos, dabar longevity trendas jau tikrai pasaulyje yra ir yra kas nori pataikyti žmonės, kurie nori gyventi ilgiau, sveikiau, būti aktyvesni, gražesni, protingesni ir visokie kitokie. Kokie yra naujausi tyrimai ir ar verta juos vartoti apskritai? Neverta, jeigu tu nesi susitvarkęs fundamentalių dalykų. Tai yra miegas, maistas, žarnynas, poilsis, stresas, ar ne? Visi tavo vardinami. Nes iš esmės visi tie patys antioksidantai, tie, kas mažina uždegimus organizme, čia žinai, tiesiog pavadinimas labai skambus, fainas, longevity, ilgamžiškumas, bet visą tai mes jau darėm iki šiol, tiesiog dabar tai turi etiketę ir pavadinimą. Geras pastebėjimas. Ir kita vertus, jeigu tu prastai miegi, ištisai stresuoja, esi fiziškai neaktyvus, tai tau jokie ten tie longevity papildai vargu bau ar kažkiek padės. Nes mūsų vis tiek yra tikslas ne 90 metų nugyventi, bet tarkim 70, bet labai kokybiškai. Nes jeigu tu nuo 7 iki 9 gulėsi lovai, tai čia nėra, žinai, apie tai, apie ką tu svajoji, kalbėdamas apie longevity. Tai tie fundamentalūs dalykai, o kalbant jau apie maisto papildus, ką mes galėtumėm išskirti, tai kaip aš ir minėjau, visi polifenoliai, tie, kurie tave saugo nuo laisvųjų radikalų, tai yra antioksidacinis poveikis, taip pat dabar yra labai daug tokių skiriasi maisto papildų, kurie vadinami senolitikais, kurie, reiškia, senėjimo procesus stabdo per tą prizmę, kad skatina senų ląstelių išsivalymą iš tavo organizmo. Autofagija, tą vadinama, tai va čia yra toksai spermidinas dabar naujas gaunamas iš kviečių gemalų, liktais, jeigu aš neklystu, ar ne? Beje, tas pats kofermentas Q10, senas geras kofermentas Q10 yra labai puikus, labai stiprus antioksidantas, ar ne? Kurį irgi galime vartoti. Ir kvercetinas, mes čia, man atrodo, turim kažkur kvercetais irgi gali papulti. Nepamenu, man atrodo, ir tas pats kofermentas Q10 ir dar tas iš naujų NAD plus arba tas NMN vadinamas aktyvuoja sirtuinus. O sirtuinai irgi padeda, reiškia, palaikyti tą ilgamžiškumą vadinamą, tie fermentai būtent, kurie kovoja su tuo ląstelių senėjimu. Tai tų yra visokių dalykų, tyrimų tikrai dar trūksta pagrindžiančių, yra numanoma labai daug dalykų, bet žinai, kaip aš sakau, ar mes tikrai viską turim pagrįsti mokslu? Nes, tikriausiai, žinai, mūsų bobutėm ir seneliam nereikėjo mokslinio pagrindimo, kad melisa ramina. Teisingai. Tiesiog turi va tų savybių. Ir labai daug medžiagų yra savybėmis jau pasakančių, kuo jinai tau galėtų būti naudinga ir gera. Aišku, čia yra toksai dar atsargumo momentas, kad galbūt nepradėkim viską gerti, žinai, ką mum iš karto čia pasiūlė, parekomendavo ir taip toliau, visokias naujoves, step by step, galime pradėti tą daryti, mažai žingsneliai, sužinant, pasidomint ir taip toliau, bet daug kas net neturint mokslinio pagrindimo, galimai, kad turės gerą poveikį. Aš įsivaizduoju, kad vis tiek moksliniai tyrimai ir mokslinis pagrindimas jisai reikalingas ir tam, kad suprastumėm dozę ir intensyvumą. Nes, tarkim, melisaramina ar ten, nežinau, visi papildai medžiagos, kurios mes šiandien paminėjom, reikia turbūt suprasti, tai tas optimalumas, kurioje vietoje atsiranda, ar ne? Ir mes va tam, kad šitą išsigrynintumėm, bet jo, tam reikia laiko, teisingai tu sakai. Lygiai toks, irgi, kam galbūt kas domisi, bus įdomu, labai daug yra visko susiję su stresu, kaip anksčiau irgi sakydavo, kad, visos ligos nuo streso. Ir iš tikrųjų tai yra tiesa, nes tai yra mūsų šiuolaikinis kirvis, kaip aš sakau, ar ne, viskas, kur pasižiūri, jeigu žmogus jau stresuoja, jau tikėtina, kad čia ir bus ta pagrindinė priežastis jo tam tikrų susirgimų. Tai irgi jeigu jau vien tu stresą suvaldai, ar ne, ilgamžiškumo prasme, tu įsivaizduoji, koks tai yra didelis pasiekimas. Taip, bet kaip sunku tą padaryti. O irgi yra, pavyzdžiui, tokia medžiaga alfa-kazozepinas. Jis yra gaunamas iš karvės pieno baltymo kazeino
Tai yra hidrolizatas, bet irgi vat mokslo atrastas, tam irgi reikėjo laiko ir beje, įsivaizduok, jisai panašiai veikia kaip benzodiazepinai, psicholeptikas. Geras. Tačiau be šalutinio poveikio. Tai čia, žinai, toksai legalus narkotikas galėtų būti tiem, kam reikia ramybės. Norėčiau. Juo gydo, kaip gydo, sveikatina ir gyvūnus, ir žmonės, tie, kurie turi depresijos, nerimo sutrikimus. Beje, jisai irgi lygiai taip pat veikia kaip benzodiazepinai į GABA, gamma aminosviesto rūgštis, ar ne? Tik tai neturi jokio šalutinio poveikio, kaip pavyzdžiui, tie visi psicholeptikai. Tai ir neturi pripratimo. Aha. Tai ir nemažina spaudimo, nes GABA tai labai tokį turi tą poveikį. Alfa-kazozipinas turi reguliuojamąjį poveikį. Okay. Bet irgi tai yra patentuota medžiaga, vadinasi, galima įsivesti internetą lactium.com. Ten yra labai paprastai žmogiškai paaiškinta, kaip aš sakau, eiliniam vartotojai. Ir yra filmukas, kaip tai veikia ir kuo tai gali padėti, tada, kai mes turim nerimą ir taip toliau. Tai va, žiūrėk, jau yra tau natūrali medžiaga suvaldyti tavo stresą, o suvaldžius stresą, tu jau tikrai pailgės tavo gyvenimo, žinai, trukmė arba, sakykime, kokybė. Kokybė, jo. Gerai, tai reziumuojant tada šitą longevity papildus, bazė vis tiek lieka svarbiausia dalis. Mes vien tik papildais nesukompensuosim nieko, susitvarkom bazę ir tada galim kalbėti apie tai, kad kažką papildomai galime įvedinėti, ar ne? Nu taip, nes, vėlgi, grįžtant prie to paties, aš kaip sakau, čia toks organizmas yra ratas, kad tu vėl grįžti ir kartojas, bet nuo to tu niekur nepabėgsi. Nes jeigu tavo yra mityba prasta, tu valgai labai daug paprastųjų angliavandenių, ar ne? Negauni ląstelienos, tų vadinamų skaidulų, prebiotinių medžiagų. Kas pas tave įsisavins. Nei kofermentas Q10 normaliai neįsisavins, nei tie visi spermidinai, nadai, fadai, ladai ir taip toliau, žinai. Tai, Super, pagrindas yra vis tiek normalus, sveikas gyvenimo būdas. Visą tai, kas yra rašoma, visos, kai daro papildų reklamas, jie ir leidžia visą laiką tą ir sako, kad tai nėra maisto pakaitalas, tai yra papildas ir reiškia, kad svarbu subalansuota ten mityba, gyvensena. Bet įsivaizduoji toks sakinys, kur visą laiką skamba, tai jį jau nebegirdi ir nebekreipi dėmesio, bet koks jisai yra, kaip pasakyti, informuota. Tai yra fundamentalus. Jo. Mes jau kalbam valandą laiko ir aš žinau, kad turėsiu tave paleisti, bet aš nenoriu paleisti be vieno paskutinio klausimo, nes Neringa klausė ir tai turbūt yra vienas svarbiausių dalykų, ką apskritai reikia suprasti apie papildus. Kokie būtų patarimai, kad papildus organizmas geriau pasisavintų? Ką reikia žinoti? Pradedam nuo žarnyno ir kepenų prasivalymų. Tie pacientai, kurie manęs tikrai klauso ir kurie nori pasiekti tam tikrą efektą, tai sakau, dabar išsivalykim kepenis, išsivalykim žarnyną, pavartokim skaidulų ir taip toliau, o tada galima jums sudėti kažkokį maisto papildų protokolą pagal tai, ko jums reikia. Ar tai bus funkciniai maisto papildai, jeigu jūs ten norit susimažinti cholesterolį, ar tai ten bus papildymas vitaminų tiesiog įprastinių, ten vitaminas D, B, C ir taip toliau. Nes tu nori neišleisti veltui pinigų, ar ne? Tu nori gauti efektyvumą kuo maksimalesnį. Tai vat reikėtų pradėti nuo to, kad tas įsisavinimas būtų maksimalus. Tai vat ir viskas. Ir aišku formos, kada tu geri, nes, pavyzdžiui, vėlgi, ko žmonės nežino, vitaminą D geriau gerti pirmoje dienos pusėje. Kad su maistu jį reikia vartoti, kad tai yra balose tirpus vitaminas, tai yra faktas. Ir visi beveik jau tą žino, bet nežino, kad vitaminas D gali įtakoti melatonino gamybą. Todėl vakare jisai nėra rekomenduojamas. Geras. Va, tai tokių yra niuansėlių, bet, daugiau mažiau tą irgi galima rasti internete. B vitaminus, man atrodo, irgi pirmoji dienos pusė verta, turbūt, ar ne? Taip. Ką dar galima? Geležį pirmoji dienos pusė. Beje, kalcį rekomenduojame gerti vakare. Aha. Vat ir čia gaunasi toksai suderinamumas. Kad geležis ryte? Geležis ryte, kalcis vakare. Todėl, kad taip, jeigu labai jau buitiškai išsireiškus, kaulai naktį kaupia mineralus. Ir, didėja, aišku, mūsų tas įsisavinimas. Nes, matai, kiekvieną medžiagą organizmas turi pasiimti pats. Jeigu jisai nepasiema, tai ir mes turim rasti tą tinkamą momentą, kada mūsų organizmas norėtų tai pasiimti, nes plus labai daug visokių regeneracinių procesų vyksta naktį. Ir beje, ir detoksikacinių irgi. Taip. Ir beje, tą patį cinką irgi rekomenduojama gerti vakare, todėl kad cinkas irgi įtakoja melatonino gamybą. Tai cinką galima gerti vakare, nes jis padės tau
galbūt, sakykime, išmiegoti, o vitaminas D gali kaip tik sutrikdyti, tai jį geriau palikti rytui arba pirmai dienos pusiai. Yra tokių niuansėlių. Super, yra šitų niuansėlių. Rūta, ar galiu aš pakviesti žmonės, jeigu jie turi dar niuansėlių, kurių norėtų paklausti, tiesiog į tave kreiptis per Instagram, nes man atrodo, mes jau nebespėjom nieko čia šiandien apkalbėti. Drąsiai, aš kai tik spėju nuo visų dalykų, aš tikrai atsakau, stengiuosi visiems atsakyti, galbūt ne taip greitai, bet netgi ir pakonsultuoju tam tikrais sveikatos klausimais, aišku, ne visais. Tai va, bet drąsiai tegul rašo, kreipiasi, seka. Gerai, tai Rūta Trakšelė, Instagrame vaistininkės patarimai, bet aš įdėsiu ir į video aprašymą irgi tiesioginę nuorodą, tiesiog jeigu kas nors norėtų vienu paspaudimu patekti pas tave į profilį, nes žinių turi daug. Ačiū už tai, kad šiandien jom pasidalinai su manimi ir su podcast'o žiūrovais, labai šitai vertinu ir tikiuosi ne paskutinį sykį gaunam progą pasikalbėti apie tai. Ačiū tau už galimybę, nes edukuoti reikia ir edukuotis reikia. Taip, visiškai sutinku. Ačiū tau ir ačiū jums, kurie žiūrėjot šiandien podcastą Kūno magistras. Pasimatysim kitose Kūno magistro laidose arba galim susirašyti pas mane Instagram'e Jesickytau. Iki.